Paspauskite ant savo vardo ir pavardės atvaizduojamo viršutinėme dešiniajame kampe. Pasirinkite organizacijos nustatymai. Viršuje kairėje pusėje pasirinkite skiltį padaliniai. Tuomet paspauskite pridėti naują padalinį. Įveskite padalinio pavadinimą. Jeigu reikia, priskirkite padaliniui unikalų kodą. Padalinio regiono eilutėje pasirinkite regioną, kuriam padalinys priklauso. Tai yra šalis, kurioje padalinys yra. Standartiškai padaliniams yra priskiriamas Lietuvos regionas, tad šiame laukelyje nieko keisti nereikėtų. Automatiškai padalinys yra priskiriamas pagrindiniam organizacijos padaliniui, šiuo atveju Optos organizacija. Pagal poreikį galite keisti, kuriam padaliniui naujai kuriamas padalinys bus priskiriamas. Išsaugokite suvestą informaciją, kad susikurtų naujas padalinys.